Sveiki. Šiandien pasigilinsim į vieną, sakykime, labai subtilę, bet tuo pačiu ir kritiškai svarbę TypeScript ypatybę. Tokią keistybę, kuri, nepaisant to, kaip stipriai visi mėgsta šią kalbą, gali pridaryti rimtų problemų. Faktas yra faktas. TypeScript laimėjo. Tiesiog. Pažiūrėjus į GitHub, matyti, kad ten tai kalba numeris 1. Ir tai, žinoma, rodo jos absoliutų dominavimą ir, turėtų reikšti patikimumą, ar ne? Bet žinot, būtent todėl ir yra be galos svarbu žinoti jos silpnybės. Nes kai tos silpnybės išlenda į dienos šviesą, o jos išlenda, tada būna skaudu. Ir skaudu ne šiaip sau, o todėl, kad kalba, kuri turėjo apsaugoti, to nepadarė. Ir dar blogiau, kai net nežinai, kad tokie spąstai egzistuoja, kaip jų išvengti. Gerai, gana teorijos, nerkim į praktiką. Dabar panagrinėsim vieną labai realistišką pavyzdį, kuris, manau, viską sudėlios į vietas. Įsivaizduokim, kad esam detektyvai, o prieš mus nusikaltimo vieta. Mūsų užduotis išsiaiškinti, kodėl šis iš pažiūros visiškai nekaltas kodas sukelia tikrą katastrofą. Žiūrėkit, viskas prasideda super paprastai. Turim sistemai tokį daiktą kaip vartotojo tipas – user. Ir jame tik vienintelis laukas – vardas. Viskas. Kol kas, kaip sakoma, viskas paprasta. Nebe sistemos juk vietoje nestovi, tiesa, jos auga. Ir štai atsiranda naujas tipas – verified user, patvirtintas vartotojas. Ir čia, prašau atkreipti dėmesį, yra vienas esminis momentas – tas klaustukas prie verification date. Ką jis reiškia? Ogi tai, kad šita savybė yra, nebūtina. Ji gali būti, o gali ir nebūti. Gerai, judam toliau. Kažkur kitur kode atsiranda funkcija, pavadinkim ją process verified user, ir kai pavadinimas sufleruoja, jos tikslas apdoroti tik patvirtintus vartotojus. Ji laukia, tikisi gauti būtent verified user tipo objektą, būtent tą konkrečesnį tipą. Ir štai čia, mėly detektyvai, užsimezga mūsų drama. Pačios funkcijos viduje, nieko blogo neįtariant, tiesiog imama ir kreipiamasi į tą verification data savybę. Ir ne šiaip kreipiamasi, o bandoma kviesti ISO2String metodą. Kodėl? Nes esama šventai įsitikinus, kad ten visada bus datos objektas. O dabar pats kaltininkas. Įsivaizduokit situaciją. Iš duomenų bazės atkeliauja objektas. Galbūt ten kokia migracija su klaidom praėjo. Nesvarbu. Svarbiausia, kad tas objektas priskiriamas paprastam user tipui. Bet pažiūrėkite atidžiau. Jame yra papildoma savybė, verification date, kuri yra ne data, o paprasčiausia eilutė, stringas. Ir štai jis, lemiamas momentas. Tas mūsų user objektas su neteisingu tipu, kišamas tiesiai į funkciją, kuri laukia verified user. Ir kasgi nutinka? Ogi nieko, absoliučiai nieko. TypeScript stili kaip žemė. Jokios klaidolas, jokio įspėjimo. Kompiliatorius sako, viskas puiku, pirmyn. Atrodo, kad viskas saugu, ar ne? Žinoma, patikima kompiliatoriumi, paleidžiama programa ir bum, viskas griūva. Ganame tipišką runtime klaidą. ToString is not a function. Ir aišku, kodėl, juk bandoma iškviesti datos metodą ant paprastos eilutės. Gamybinė aplinka guli, klientai pikti, o mes pradedam tyrimą. Taigi čia ir kyla tas pats svarbiausias klausimas. Kaip? Kaip kalba, kurios visas tikslas yra apsaugoti nuo būtent tokių klaidų, galėjo šitaip aklai viską praleisti? Kur čia šiuo pakastas? Kad atsakytume į šį klausimą, teks pasikrapštyti giliau. Reikia suprasti pačią TypeScript tipų sistemos esmę. Visa paslaptis slypi tame, kaip būtent jį lygina skirtingus tipus tarpusavyje. Matot, TypeScript naudoja tai, kas vadinama struktūriniu tipizavimu. Arba, paprasčiau kalbant, ančių tipizavimu. Girdėt tą posakį? Jei tai vaikšto kaip antis ir kvaks kaip antis, tai čia turbūt ir yra antis. Lygiai tas pats ir čia. Jei du objektai turi tokią pačią struktūrą, tuos pačius laukus su suderinamais tipais, TypeScript sako, jie yra suderinami. Visiškai nesvarbu, kokie tų tipų pavadinimai. Ir čia yra, žinokit, fundamentalus skirtumas nuo tokių kalbų kaip, sakykim, Java. Ten veikia nominalusis tipizavimas. Tai reiškia, kad tipai suderinami tik tada, jei jie turi tą patį vardą arba yra aiškiai susiję per paveldėjimą. O TypeScriptui jam nerūpi vardas. Jam rūpi tik forma, struktūra. Ir štai dabar. Dabar mes prieinam prie pačios kulminacijos. Prie tos vienos keistos, visiškai nelogiškos ir intuicijai prieštaraujančios taisyklės, kuri ir yra viso šito chaoso kaltininkė. Pažiūrėkit į šią lentelę. Čia atsiskleidžia visa tiesa. Kai TypeScript lygina mūsų user su verified user, kas vyksta? Jis žiūri name,
Yra string abiejose. Puiku, žalia šviesa. Bet tada jis pamato verification date. Verified user tipe jis yra pasirenkamas su klaustuku, o user tipe jo tiesiog nėra. Ir štai čia įvyksta tas absurdas. TypeScript nusprendžia, kad savybės nebuvimas yra visiškai suderinamas su pasirenkama savybė. Būtent šis sprendimas tai ir yra mūsų klaidos šaknis. Kad būtų dar aiškiau, pakartosiu. User tipas, kuris neturi verification date savybės, TypeScript akimis yra visiškai geras pakaitalas verified user tipui, kuriam ta savybė yra neprivaloma. Tiesiog pagalvokite apie tai. Tai yra pavojingas kompromisas, įkeptas į pačią kalbos logiką. Ir būtent jis atveria duris tokioms klaidoms. Gerai, diagnozė aiški, bet kokia nauda iš diagnozės jei nėra gydymo, tiesa? Tad ką daryti? Kaip nuo šito apsisaugoti? Laimei sprendimų yra ir dabar juos aptarsim. Taigi štai TypeScript išgyvenimo rinkinys. Pirmas ir svarbiausias patarimas – tiesiog venkite to klaustuko. Vietoj pasirenkamos savybės, aiškiai pasakykit, kad tipas gali būti pavyzdžiui date arba undefined. Taip priverčiama vėliau kode patikrinti, ar ta reikšmė išvis egzistuoja. Antra, tiesiog leiskit TypeScriptui daryti savo darbą. Jei nebūtų rankiniu būdu priskirtas user tipas, TypeScript pats būtų supratęs, kad verification date yra eilutė ir būtų iškart rėkęs. Ir trečia, modernesnis būdas – naudoti satisfies operatorių. Tai leidžia patikrinti, ar objektas atitinka bendrą tipą, bet, skirtingai nuo paprasto priskirimo, nepraranda informacijos apie jo tikslesnę specifinę struktūrą. Tai, galima sakyti, geriausias sprendimas. Ir dabar pabaigai dar viena detalė. Tokia, kuri visai šiai istorijai suteikia, papildomą kartėlių. Žinot, problema yra ne tik tame, kad kalba turi tokių, keistų, pavojingų kompromisų. Didžiausia problema ta, kad apie juos tiesiog niekur neparašyta. Galima kiaurai išnaršyti visą oficialią TypeScript dokumentaciją, bet ten nerasit jokio aiškaus paaiškinimo, kodėl savybės nebuvimas yra suderinamas su pasirenkama savybe. Tiesiog nerasit. Ką tai reiškia praktiškai? Ogi tai, kad vienintelis būdas apie tai sužinoti – pačiam skaudžiai užlipti ant greblio. Ir tada, kai jau viskas dega, praleisti valandas knisant po TypeScripto GitHub'o issues. Taip, ten galima rasti visko. Tai tikras žinių lobynas. Bet tuo pačiu tai ir tikros augėjo arkliedas. Rasti ten tiesą – velniškai sunkus darbas. Ir visa tai atveda prie vieno, sakyčiau, gana provokuojančio klausimo. Jeigu jau net tokia populiari ir atrodytų neperšaunama technologija kaip TypeScript turi tokių pavojingų ir, kas svarbiausia, nedokumentuotų spąstų, tai tik pagalvokit, kiek dar tokių nerašytų taisyklių ir paslėptų minų slypi kitose įrankiuose, kuriais mes visi aklai pasitikim kiekvieną dieną.